Sekmadienio futbolo lyga šiandien Top Kickers dublerius nubloškė į BFA maniežą, iš vieno maniežo į kitą. Susitikome su olandais ir prisimenu, pirmam rate buvo toks labai lengvas pasibėgiojimas, pasispardymas Pilaitėje, 6-1 laimėta, žodžiu, visi čia patenkinti, laimingi. Šiandien 3-1, bet atrodo gerokai sunkiau buvo. Tai Andrius Monkus mūsų objektyve, paskutinio trečiojo pergalingo įvarčio autorius. Nieks ne... pamatysim tą slalomą gigantą. Tai Andriau, kaip savijauta, kaip pulsas, kaip jautiesi? Pulsas dar tiksi, aukštas. Rungtynės buvo tikrai sunkios bendrai visos. Gal pradžioje atrodė, lyg tai spaudžiam, lyg tai perėmėm iniciatyvą. Turėjom ir tų progų daugiau. Įmušėm įvartį, atsipalaidavom. Toks atsipalaidavimas, tokį gavom atsakomai su išorinė pėdos dalim, toks tiesiai, tikrai geras smūgis. Aringas Vėskis jau ten pademonstravo meistriškumą. Tikrai geras smūgis ir paskui lyg tai pasimetėm. Bet tos gatvės futbolas atrodo prasidėjo. Pradėjom stumdyti, tai į vieną pusę, tai į kitą. Bet atsipūtėm, keletas keitimų buvo ir geras Eriko prasisukimas su dešinė koja, smūgis į kampą. Gal vartininkas galėtų ant savęs tą kamuolį paimti, bet... Galėjo. Nu ir paskui vėl atsimušinėjom, nu ir kažkaip tai... Prisimeni, kaip tas tavo įvartis gimė? Geras, tiesiog prarado varžovai kamuolį, gynėjas perdavimą, iškart patraukė, Erikas nuvedė žaidėją, patraukiau į kairę pusę, nu ir toks su kairę pusę. Vienas praeitas, antras praeitas. Nebuvo minčių griūti baudos aikštelėje, nes ten kabino per kojas, bet mačiau, kad 11 baudinio nebus, tai įsilaikiau ir įvartis. Įvartis ir užbaigėm. Rungtynės, bet tikrai buvo sunkias. O net mūsų vartininkas rodo, kad fantastinis įvartis buvo. Kasdienis tau. Anksčiau įprastas, pastaraisiais metais gal nebe toks įprastas jau. Jo, po ilgos pertraukos vėl į aikštelę. Sunku, bet yra keitimų, tai keletą minučių išbėgi, maksimaliai atsiduodi ir vėl eini. Paklausiu tave apie Top Kickerių sezoną, bet dabar net nežinau, verta klausti. Taip, toks retas svečias. Stebi bent jau, kas vyksta turnyrinė lentelė čempionate? Jo, rungtynių rezultatą stebiu, užmetu akį. Pats tikrai noriu irgi ateiti, bet kažkaip tai nepavyksta. Visada gaunasi. Kaišiadorys kažkada netrukus atvyks pas mus į svečius. Gal turėsit galimybės prisijungti? Labai būtų smagu vėl susitikti. Ilgą laiką Kaišiadoryse pražaista, tai visai būtų smagu su kolegom, kurie dar žaidžia, vėl susitikti ir tikėkimės vėl pergalės. Na, jeigu tokius gigantus slalomus darysi reguliariai kiekvienose rungtynėse, užtekstų dar jėgų, achilai ten sausgyslės dar atlaikys šitos dalykus? Komanda labai gerai, vidurys gerai suka, kraštai, gynyba išplečia, pereina, tai visa komanda labai puikiai žaidžia, tai čia super. Puiku, tai Andriau, tą mes džiugia gaida ir baigėme, kad daugiau neprišnekėtume. Ačiū. Ačiū.